Kiek dar leisi save žeisti? Kiek dar laiko tylėsi, kai tavo širdis jau senai šaukiasi pagalbos? Kiek dar gyvensi nuovargyje, manydamas, kad tai yra normalu? Kiek dar glausi prie savęs žmonės, kurie vagia tavo energiją, kurie visada nepatenkinti, pavydūs ir linkintis tikrai ne gėrio, o būtent tavo kritimo žemyn. Tu neprivalai būti visiems geras. Tu neprivalai nešioti svetimo skausmo ant savo pečių, nes tu turi teisę išsivalyti, apsivalyti ir galų gale atsigauti. Tu turi teisę gyventi lengvai. Bet pirmas žmogaus žingsnis yra sustoti, atpažinti ir pripažinti, kad tau čia ir dabar tikrai yra sunku. Ir leisti sau gydytis energetiškai, giliai ir iš vidaus. Esu čia. Esu visada šalia tavęs ir visada tavęs kantriai lauksiu. Iki tol, kol tu sustosi ir pripažinsi sau, kad tau tikrai to reikia. Energetinis gydymas tai nėra prievolė. Tu neprivalai iki tam tikro sustojimo. Bet kada tu sustosi, tai ir bus metas, tai ir bus laikas. Kiekvienas įrašas, kiekviena skleidžiama žinutė tai ir yra. Galbūt tai priminimas, galbūt tai ženklas, galbūt tai tavo angelo sargo skambutis. Bet jis palies kiekvieną, kuris tuo metu turės būti paliestas. Ir galbūt tas skambutis suskambės tau šiandien. Bet tu nudžiugsi, nes tu žinosi, kad po šiuo skambučiu slypi ir esu aš, kuris tau gali padėti, kuris geba valdyti Dievo šviesą ir galingą jo siunčiamą skleidžiamą energiją per mane. Aš be galo būsiu laiminga, galėdama tau padėti. Leisk save paliesti.